Šiandien būsiu benamės. Neturiu kur miegot. Pamečiau bilietuką. Ta prasme, čia normalu tulikė. Nugi, kur mane atsivedė čia. Oi, žiūrėkit, mano kėdę nurovė tiesiog. Lucas, Trudocas. Prašau, kad biškį greičiau važiuotų. Sorry. Alright, let's go. Hello, Lucas. Right. Hello. Nu ką, žodžiu, pasodino priekį. Kaip mokyklai. Thank you. Niekada priekį nesidės. Čia už pagalavimą, kaip sakant. To make it. You can see the small material right here. Chicken or the eggshell. The extra stronger and thicker than chicken shell. The white is a natural dye on the seashell first, and then we cut in medicated salt. Būtent šito vietoje neįgalų žmonės kuria įvairius rankdarbius. Tai šiaip tikrai labai faina vieta. Aišku, viskas labai brangiai kainavo, ta prasme po 40 eurų. Nu ką, mes jau vietoje. Žiauriai karšto, vandens neturėjau. Šiaip pasiėmiau pasą, piniginę. Kompą palikau viduj, taigi tikiuosi nenuknis niekas. Nu, išdalinu bilietukus. Okay, hands up please. What? Hands up. Easy. Kaip karšta. Va, pažiūrėkit, kas viduj. When I step on this one, what happened to them? Look down please. 1, 2, 3, like this. Alright, so you see, it's covered again. And more soldiers fall down. Minutes attention. So, you see the stop right here? They use it like cover the face, clean the hand, clean the face. Look at right here. The spike come directly to the armpit, like a chicken wing barbecue. You can imagine. All right, it looks so simple. But it works right here. It's gonna be like this. Open this one, and it's come directly to the hip or the belly like this also. 3 like this. You can imagine. All right. Came to the Kai duotų iš tokio, ta prasme. Karšta čia.
sau. Eikit sau. Vora. Kokie dideli vorai. Jūs juokaujate. Man baisiai nuo tų vorų. Hey. Čia biškį pasirikęs gal buvo. Visi kažkodėl laukia manęs. So we have three people finish 100 meters. 1, 2, 3. Everybody, big applause for them. Very good. But 1, 2, 3, especially you. You do a very good job, but I give you a very bad news for now. Why? Who finished 100 meters? I'm sorry. I cannot take you back to your hotel anymore. Because you are very potential to be our soldier. When you another uniform, an AK-47. Let's go. And welcome to Vietnam. You know what happened then? Welcome to the Communist Party. Very good. Du warst noch nicht aus, ne? What? You was behind us, ne? Yeah, I was behind you. Sakė, potencialus karys būsiu. Bet aš ir esu karys jau tai. Sakant, užskaityta. And you know, I guarantee this one gonna make you feel so thirsty after eating. And then you drink water. Also make us... Užtenka mažai pavalgyti ir taip pilnas jausies. So, Nežinau, let's kas čia taste per a bit. dalykas. If you like it. Toks sausas. Čia taip padipinti reikia. Oi. Nu gerai. Ragaujam. Did you dip it in? Kas čia yra? Tapioca. Fruit. Like root vegetable, like potato. Kaip bulviai, tipo. Bet šiaip labai keistas skonis. 4 iš 10. Nevalgyčiau čia antrą kartą. Nu bet tipo. Į sveikatą. Arbatėlė čia tokia. Nu šiaip nelabai skanu, bet pasimsiu. Everyone have a lot of baby in their family. You know? They, you know, in your country. 1, 2, 3. Yo, lovely. I wish any. Wow, tadas krekerius dalina. Hey, good morning, Vietnam. Hey, appreciate that. Išlipom iš autiko. Biškį pamiegojau, bet dabar taip miegasi, man. Gaidys apšė. Dabar einu, žiūriu katės gale, bet tai jūs pažiūrėkit. Pririštos katinos. Gerai, pirksiu dabar 3 kažkokius šitos. Pažiūrim, kiek kainuos. 13, 42. Thank you. Make this.
Ok. Gerai, čia kažką pripjaustai man. Nežinau, kur čia eiti atsisėsti, kažkur reikia susirasti. Skanu visai. Nu ką, bandom tada šitą vaisių, ne? Pasižiūrėsim tas skonės. Bet žuvim žiauriai smirda čia visur. Musės skraido, žiurkės laksto. Jau, plaukuotas jisai toks. Nesuprantu, kas per skonės. Tu be skonio atrodo saldumas kažkoks. 7 iš 10. Šiaip man patinka vaisiai. Nėra blogų vaisių. O anas 8 iš 10. Va plaunasi kojas. Thời gian á, thì cũng 10 giờ. Gerai, pasimu vandens, pasimu tą oreo energetinį ir ledų. Kiek čia? Card. Šiandien. Dabar ieškau su kur pavalgyti. Stoju čia pavalgyti. Nu gerai, kažkokį čia perkam didžiausią. Ant pavalgymų. 2 eurai kem 7. Belia kokio dydžio turgus. Va batai suvakuumuoti. Už 3 europinius. 3 eurai tram. Realiai šiandien būsiu benamės. Neturiu kur miegot. Tai iki 7 ryto kažkaip reikės naktį praleisti. Kažką sugalvosiu. Gerai. Va, gerai. Sveiki visi, mano vardas Paulius Petrošius, galit pasiskrabinti YouTube, aš va čia studijuoju Hošimino mieste. Tai va, linkiu Lukui visos sėkmės jo kelionėse. Pusė 10 vakaro, man 7 išvažiavimas. Nežinau, kaip aš išbūsiu mieste, nes jau man viskas. Aš jau realiai miegu noriu, kaip reikės išgyventi šitą naktį. Nugi, kur mane atsivedė čia? Oi, žiūrėkit, mano kėdę nurovė tiesiog. Tai va, atsivedė mane, ne? Gera vieta. Geriausia vieta Hošimino mieste. Nusigrėbėm kėdutę. Oi. Nežinau, taip ramiai. Šitą vietą atradau, būdamas universitete. Aš paklausiau savo klasiokų, kurie yra vietnamiečiai. Sakau, kur skaniausiai pavalgyti per pertrauką. Sako, ateik į šitą vietą. Aš atėjau į šitą vietą ir mane išsprogdino. Nebegaliu išeiti. Čia skaniausia kiaulienos vieta. Jei jums nepatinka kiauliena, jūs vis tiek patiks šitą vietą. Čia kosmosas. Man nepatinka kiauliena, bet ragausim, kur jūs gavot tos pagaliukus? Šitą. Gerai, biškai, nealkoholinio čia, alučio pasimiu. Jo. Tai va, lengvai prie maisto. Dabar pavalgysim. Pristatė čia kažkokį padažiuką. Vietinė, ne? Šitas padažas labai neskanus yra. Labai aštrus pipirai čia. Man asmeniškai žiauriai nepatinka. Dabar gavo maistą, pamiršau man kiaušinį pirmai įdėt. Šiaip, lemba, man tai neskaniai atrodo, bet nu gerai, tipo. Daug šašlykas, bet minkštesnis. 7 iš 10. Nėra labai gerai, bet nėra ir blogai, kaip galvojau, žinai. Parodo kanalą. Sumokėm apie 2 eurus. Kiek ten, 70 000 gavosi, ne? 60. Šiam 5. Šiam lygiai? Jo, lygiai. Lygiai 2 eurai. Šitų dar paragavau, gana aštru. Aš mėgstu šiaip aštriai, bet gana aštru dabar pradėjo jaustis po kažkiek laiko. Alright, bye bye. Kaip sakė, naktis išgyventa.
Sėdu dabar. Važiuosim. Next bus vô. Next bus. Ne į tą autobusą nuėjau. Ten. Gerai, eik tu savo. Ta prasme. Op. Gerai, biškį numiegojau. Kažkur čia paleidau dykumose. Sakė, išjudėsim iš čia tik 7:30. Dabar yra 5 valanda. Ilsėsis vairuotojai. Kaip suprantu. Žodžiu, gerai. Čia būsim iki 7:30. Gerai, gavau bilietėlį. Ta prasme, jūs pažiūrėkit, kiek šiukšlių čia. Ką tik atsikėliau, visiškai nieko nesigaudo. Gerai, 7 centų varysiu iki parduotuvės. Gerai, kažkokį prekybsintį atvariau. Pasimu biškį kažką atsigerti užkas. Gerai, eurą tam 9 nuskaitė. Atgal sumokėjau 5 centukus. Jau su temu kalbu apsiprekinu. Prasta savijauta visai, sakyčiau, tokia. Pamečiau bilietuką, bet gerai, davė kitą. Šitas biškį patogesnis autobusiukas. Tokius ir vietos minkštesnis ir šiaip geriau atrodo. Pragėriau kepurę. Niekaužiai palikau vienam autobuse. Reikės varyti nusipirkti naują kepurę. Ta prasme, čia normalu tūlikė. Atvarim į vietą. Tai tipo reikia lipt man. Dananga. Ê, vô, stop. Thôi ăn. Motorbike. Motorbike. Tai Dananga. Where? Right here. You. Is this Hoyan? Yeah. Suprantu. Išlaipinu miestelį. You có motorbike. Dananga. You. Iš kur aš turėsiu tą motociklą? Na ką? Sako, turi motociklą. Ką čia reiškia? Dananga. Dananga. Thôi ăn. Я не знаю, что мотобайк. Что мотобайк? Мотобайк. Bạn ở lại đây sẽ có xe máy cho bạn. Aš nesuprantu čia visiškai, kas čia vyksta. Bet žodžiu, atvarėm tipo į miestelį ir nedavažiavom ten to miesto, kur turėjom davažiuoti, sako kažką. Išsinuomok motociklą, tipo nuvažiuok tai iki ten ir panašiai ir viskas. Ką daryt? Ir tokie visi nesupratė čia. Išlipom. What? For one. Can you write down your Yeah, full name? just one. Išlipom jau tik bilietuką gavau. Tai vėl tą pačią vietą. Važiuokit, paukščius augina. Narvuose. Tai kiek čia sumokėsiu eurą? 70 kažkur gausis. Tai va čia ta banduška, omletas, saločikių. Wow.
kaip už mažiau negu 2 eurus. Manau 10 iš 10. Tokios skanios kiaušinienės nesuvalgęs. Kai pavalgiau, šiaip sumokėjau eurą 85 tik tais. Gerai, užsisakom grabą. Tai euriuką tram 5 sumokėjom. Visko čia turi. Va, maikonai. Ko man reikėtų šiaip iš tikrųjų. Maikės. Hello, do you exchange money? Euros. 5 eurų. Kiek čia duos? Maudymosi šortukus nusipirkau už 2 europinius. Hello. Bet tai čia siuva ant vietos rūbus. Tai labai nice. Nugi čia pasižiūrim, kas čia gero yra. Marškinėlių, gal kokį išaut. Einu dabar paplūdimio. Nežinau, ar girdisi kažkas, bet žiauriai šiltas vanduo. Visų pirma. Visų antra, kem minučių iki hosteliaus man. Einu. Aš galvoju, kad šitaip niūkina. Pažiūrėkit, kiek čia visko augina. Hello. Hello. 5 eurų ir gavosi, man atrodo jau. Yeah, alright. Kokia prasta kokybė šitų rūbų. 100, 3 eurai ir 2 eurai tai. Prasėjau biškį, radau čia vietelę. Žiauriai pigiai, ta prasme, jūs juokaunat. Centais vaikštų. Sumokėjau eurą 80 už bandį vieną ir bulvyčių. Nu ką, bulvės prinešė, tiesiai į ranką padavė, karštą tiesiog degantį. Pasididės ant stalom. Ne, dabar tai tikrai kaip turistas rodo. Su tuo ryškiausiu, blemba iššovęs. Nu va, nuspręsiu koinikį. Card. Šitą kažkokia keista. Ana kažkaip geriau atrodė. Va, koinas ant vietos įsilupam. Kažkaip ne taip čia, taip turėjo būti. Và các đại biểu du lịch Đà Nẵng thông báo các khu vực vui chơi thể thao và các đại biểu như sau. Bet šiaip vaizdas tai... Visur maikonų ieškau. Vakarui persirengi, bet nieko nėra. Užsukam dar į vietinę krautuvę. Pasisemti kažką. Už 9, tai čia mažesnė viena tokia. Čia yra skalbimas. 12 000 už kilą. Čia pas mane kilo nesigaus, manau. Yes. 25k. But it's per kilo? The 2 kilo, 25. Apskeminu. Nesąmonė. Rašo 12 000, paskui jau 25 prašo. Nu aišku, suprantu ten. Tipo, gal mažiau skalbi, tai tada ten brangiau gaunasi panašiai, bet vis tiek parašyta 12 už kilą. Nu tai... Kas šiaip per marketingas? Zebriukas, dryžius. I'm searching for a clothes shop, so do you know any that works right now, maybe? Oh, you want my clothes? Clothes, yeah. To buy like t-shirt. Radau parduotuvę. Apie 10 eurų, man atrodo. Ne, biškai mažiau. Apie 8 euriukius. Tai nu pasimatuosiu, pasižiūrėsiu, kaip atrodo. Tai čia juoda maigė, tiesiog paprasta. Bet galvoju, reikia man dar vienos juodos, tai einu pasimatuoti. Kaip atrodo? Kaip visos kitos maigės. Ar jėmam? Jėmam. 7 eurai kem 3. Važiuojam dabar iki tilto. Tai gana arti mano hostelio, šiaip viskas arti, ta prasme man tas patinka, aš jaučiu galimai, kad antrą naktį pasiliksiu čia tam pačiam hosteliai, nes žmonės faini. Pipina visi.
It's okay, it's okay. It's okay. Alright. Va. Gerai, vos nenukritau dar ant įėjimų. Kalbėjau su vietiniais. Sakė, peršlampė, jeigu čia arti būna. Bet nieko. Varom, davai. Kiek žmonių. Vienoj pusė. Belekiek. Tiek populiaru čia. Tai žodžiu sakė, kad šitas būtent vyksta tik tais penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Žiauriai pasisekė, kad dar spėjau atvaryti. Ta prasme, ant vienos dienos jau būčiau nespėjęs. Nes aš dar galvojau, kad tipo, gal rytoj varyt, gal dar kažką. Visi tiesioginės transliacijos davo. Normaliai. Sakau, 3 žmonės jau praėjo. Visi lenda. Aš irgi einu tada į priekį. Ai. Jeigu visi, tai visi, kaip sakė. Nu ką, turėtų prasidėti jau.